čia važinėja 20 metų, o pažįstate Antaną. Yra žmonių, kurie jį pažįsta turbūt dar daugiau metų ir čia aš turėčiau sėdėti ir klausyti, sakysiu, žmonės, o jūs turėtumėt pasakoti apie Antaną Jonyną, o ne aš jums, bet Giedrė liepė. Tai va, o apie kūrybą. Nusitrynusios priemiščių gryčios prisirišę prie kiemų šunų ir valstiečiai tamsiais šimtanyčiais iš Smuglevičiaus piešinių pravažiuoja pro juos priemestinis su pintinėmis ir ryšuliais, kadaruoja senas megztinis ant tvoros paremtos pagaliais, kudakuoja nelesintos vištos, miega trobos akim atvirom, o iš miesto dukteris grįžta, kai nubunda sūnus pagiriom. Nesigirdi, kaip varpas bažnyčios skamba, kibiras žvanga prie durų, nusitrynusios priemiščio gryčios, vertos senojo meistro graviūrų. Antanas A. Jonynas. Eilėraštis pasirodė kuriais 84 kokių metų ar dar senesnės. Dėl datos aš dabar bijau, bet kuriuo atveju brandaus socializmo laikai ir kaip Antano už tokį eilėraštį nepasodino, kaip jis negavo per kepurę. Ar dabar girdisi? Prieš Antaną nebuvo imtasi represijų, kaip buvo toliau leidžiamos jo knygos, tai va čia man paslaptis. Arba atsakymas į tai, kad tie socialistiniai cenzoriai buvo pakankamai kvaili, kad nesuprastų, apie ką iš tikrųjų rašoma. Visa liaudis stato socializmą ir staiga mūsų šlovingojo kolūkinio kaimo žmonės vaizduojami kaip 18 amžiaus graviūrų, kažkokie postbaudžiauninkai, nusmurgėliai, tos tvoros, ta realybė, tas išklišęs mirdantis gyvenimas nusėdo Jonyno poezijoje ir valdžia jo neatpažino, o vat žmonės skaitytojai jį atpažino. Ir čia turbūt atsakymas į klausimą, kodėl Antano Jonyno poezija buvo taip šiltai, palankiai ir atvirai priimama. Ir čia ne tik Antano savitumas, aš 3 sakiniais noriu pasakyti apie visą Antano Jonyno kartą. Po to, kai pasiekė turbūt apogėjų ir išsisėmė mūsų realistai, ten Justinas Marcinkevičius, Baltakis, Maldonis, juos pakeitė modernistai, atėjo Martinaitis, Geda, Bložiai. Ir paskui po jų atėjo neorealistai. Mano liga lyginti poeziją su kinu ir man Antano Jonyno karta tai yra tarsi mūsų poezijos neorealizmas. Kaip Italijoje koks nors Felinis, Viskontis, Desika grįžo prie realizmo. Taip Antanas Jonynas, Patackas, Kajokas, Erlickas, tas pats, mano mylima Saukaitytė, jie tą realizmą, kuris visiems lindo per gerklę, sudaužė į šipulius ir iš tų šipulių suklijavo savo naujas, nepakartojamas, labai gražias mozaikas. Ir žmonės, skaitantis šitų autorių kūrybą, atpažindavo fragmentus, atpažindavo, kad čia yra iš mano gyvenimo, čia yra iš mano praeities, čia yra iš mano aplinkos. Ir labai mielai priimdavo, labai mielai klausydavo, labai mielai skaitydavo ir ta poezija ir jaudino, ir kartu ji buvo nesentimentali, kartu ji buvo labai tikra. Ir tai būdinga, sakau, visai šitai kartai. Nežinau, gal aš klystu, bet tada čia jau mano klaidos ir aš tos klaidos nesigėdiju.